Labas rytas, bičiuliai. Ką sulaukėm šiltesnių orų ir einam toliau darbuotis prie valties dažymo darbų. Tai iš tikrųjų dabar jau valtis yra nudažyta pačia viena eile. Tai tas buvo atlikta jau praeitą savaitgalį. Dėsiu fragmentų keletą, šiandien dažysim antrą eilę. Bet prieš tai reikia dar pasiruošti tokius dalykus, kaip yra tam tikrų vietų. Parodysiu, kaip pavyzdys, kaip valties briauna. Ir čia yra vidinė dalis. Ir tiesiog, kaip sakyti, į tą vidinę dalį, o kaip matyti, prieiti yra ganėtinai sunku. Tai čia teks padirbėti jau įrankio tokiu, kitaip nebus. Tai reikės teptuku pasidarbuoti ir gražiai prisitepti iš vidinės dalies tą vidinį kantą. Ir tada, ką darysim tada kabysim krautuvą ir kelsim visą laivą į viršų. Tai reiškia, yra pririšta, pritvirtinta yra diržai pakėlimo priekį, gale ir kabysim krautuvą ir kelsim visą laivą į viršų, už tai, kad reikės prieiti dažyti apačią. Tai viską pasistengsiu parodyti, kaip čia jisai pasikels. Jau buvo išmėginta, viskas gerai, nes tada viskas kabo ore ir galima prieiti viską pilnai ir palikti tol, kol išdžiūsta. Tai va, ką? Kuo dabar dažymas vyksta. Tai dažau hempeliu. Tai žodžiu, gal kas esat hempelį naudojęs. Tai dažai yra dvikomponenčiai. Žodžiu, gula tikrai fantastiškai gula. Dažau voliuku už tai, kad yra tikrai tiršta masė. Galima būtų, aišku, išpūsti su pulverizatorium stambesnė skylė. Bet dažau voliuku už tai, kad yra kniedės, yra tokių vietų kaip, vadinkim, palei siūles, tie kantukai, kur pulverizatorium reikėtų, jeigu kažkur stipriau daugiau įpūst, tai paskui tiesiog pradės bėgti. Tai voliuku viskas pasidengia idealiai. Sluoksnis tikrai gana neplonas, irgi užsideda priklausomai kiek užtepsit, bet va dėl ko dažau antrą eilę, kad yra gal sunku bus įžiūrėti, bet yra, va tarkim, tokių vietų, kur pilnai nepasidengia. Ir ką norėtų. Šiaip buvo gruntas toks šviesus, reikėjo gal pasirinkti tamsesnį pilką, bet buvo šviesus gruntas ir šviesų tamsi spalva dengia, bet būtų tamsų, gal būtų pilnai ir taip nebuvę tokių lengvų pasišvietimų tarp dažų prašvietimų. Tai ką dengsim? Dabar nedengsim, o eisim tada, kaip sakiau, pasidaryti kantuką. Visą kantuką apseis aplink visą laivą. Ir tada kelsim visą laivą į viršų ir darysim šonus vėl ir visą dugną. Tai va, kas daugiau, tai viduj, tai čia dar vyksta darbai, burdakėlis, aš kaip sakau. Prieš kiekvieną kažkokį rezultatą norimą pasiekti, pirmiausia turi pabūti burdakas. Tai čia tokio proceso jau, kitokio proceso, kaip sakyti, negali būti, niekur iš karto nebūna viskas gražu. Tai va, yra įsidėta laikiklių, dar čia vakar buvo šiek tiek padirbėta prie laikiklių. Įsidėta ir šoniniai, tarkim, jeigu norimasi, kad būtų kotas ne vertikaliai velkiavimui, kaip pavyzdys, status, o norisi kotas, kad būtų velkiauti, tarkim, su vobleriais, tai kotas, kad
pusiau horizontaliai. Įdėta porą tokių laikiklių, vertikalių. Tai po ovaliai viskas juda gera linkme. Ką turim? Balandžio šiandien turime. Kelintą mes čia turim? Ogi turim 7. Tai žodžiu, kas beliko iš tikro to mėnesio pabaiga ir galėsim pradėti žvejybinį sezoną. Aišku, prieš tai dar laivą visą vešimės. Po variklio sumontavimo, viso pajungimo vešimės anksčiau įsitestuoti, kaip jisai plaukia, nes su laivu iš vis dar nėra plaukta, kaip jis buvo nupirktas, viskas buvo pastatytas į projektą ir su juo iš vis nebuvo plaukta. Draugas plaukio Kauno mariuose. Tai, žodžiu, ir buvo rekomendacijos tokios, kad šitas laivas plaukia tikrai gerai su 9.9 sporto varikliu, jisai plaukia praktiškai su 3 žmonėm, glisuoja, galima sakyti be problemų, glisuoja su 3 žmonėm. Tai viskas, kaip sakant, priekį viskas bus parodyta, o dabar ką, viskas einam darbuotis toliau su dažymo darbais ir laukiam tada tolimesnio tęsinio, kai pasikelsim laivą į viršų. Ir iš tikrųjų paskutinė eilė, smagi šiandien diena turi būti, šilta. Tai to ir norėjau sulaukti, šiltos dienos, kad būtų galima, kad iššiltų pats metalas, kad nebūtų ant šalto metalo tepama dažai. Ir viskas, pabaigiam dažymo darbus ir, kaip sakant, užsibaigiam, kas dar likę viduj. Ir tada eisim prie galinės dalies. Tada variklis kabinsis, variklio aptarnavimas, tepalai, variklį kojoj pasikeis, tada susijungiam trosus, susijungiam hidraulinę kolonėlę ir viskas. Pasijungiam aušinimą, kuriam, žiūrim, testuojam. Kaip sakant, viskas kituose video, ne viskas iš karto. Tai ne svarbiausias atributas, tai pirštinės, kokios jos bebūtų, bet dažai, jeigu jau įsitapnosit rankas, tai jau be skiediklio praktiškai neįmanoma nušveisti jokiom pastom. Tai iš tikrųjų pirminis planas atkrenta, tai su teptuku nėra patogu. Pasirinko mažą voliuką, voliukas gerai užlenda ir iš tikrųjų padengimas yra patogesnis, nes teptukas jisai taip nedengia tau lygiai kaip voliukas. Ką, viskas, dirbam toliau su voliuku.
Viskas pabaigta pagaliau dažymas. Gavosi tikrai neblogai. Užtrukta praktiškai apie kokios, apie 3 nepilnos valandos. Taip atrodo. Pulverizatorium tikrai būtų greičiau, bet pulverizatorium taip nenusidažytų. Būtų iš tikrųjų daug pertekliaus, kai kur reikia į tarpus įlieti į siūles ir būtų daug nubėgimų. Tai šiuo atveju voliukų tikrai nusidažė, sakyčiau, nepriekaištingai. Yra vienas nubėgimas, bet jau čia švelnus toksai vos. O šiaip tai yra, kas man patinka, tai yra struktūra. Gaunasi su voliuku. Švelni tokia struktūra. Bet man kas labai patinka, kad voliuku labai aplink kiekvieną kniedę, kada valtis yra kniedyta, tai labai tvarkingai viskas dažai sugula. Aplink kiekvieną kniedukę. Nes voliuko, kaip sakyti, pats tas veilaukas jisai apeina aplink kiekvieną iškilusią detalę. Tai va, viskas dugnas nusidažė, šonai nusidažė. Sulauktas ilgai, pagaliau šiltas oras ir viskas valtis kabo ore ir pakabos šiandien iki vakaro ir matysiu. Vakare turbūt, kad bus išdžiūvę, kadangi dažai dvikomponenčiai. Tai va. Tai va, rezultatų tikrai likau patenkintas. Danga užsideda gana stora, 2 sluoksniai, nes vis tiek, kada dėsis ant slidžių dugnas, tai ant slidžių dugnas vis tiek jisai pasitrina. Tai manau, storesnis sluoksnis tikrai nepamaišys. Tai va, tiek pakol kas iš valties. Valtis viskas paliekama džiūt. Vienas galvos skausmas dažymų praktiškai atkrenta. Iš tikrųjų tai man patinka. Žiūrisi tikrai valtis neblogai. Dar dvejojau, kaip dėrės viršutinės spalva su šita tokia tamsia apatinė, bet man žiūrisi gražiai. Viskas, draugai, ačiū, kad žiūrėjot. Nepatingėkit, paspaust laiką. Jeigu kam tokie projektai yra įdomus, tai pasubscribinkit kanalą, nes tų projektų jų bus.